aš nemedituoju dėl sveikatos, iš tikrųjų aš medituoju dėl laimės, dėl to ekstaziškumo, dėl to žavesio, kuris, atsimenat, savijautos gerumas nesibaigia. Tas balansas, jisai nesibaigia. Jeigu meilė teka, abu junta beveik tą patį. Vyrai ir moteris junta truputį skirtingai, kad įsimaišo mintis, patirtis, ten kūnas, bet junta. Ir jeigu neteka, tai kokia meilė, jeigu neteka? Jeigu meilė manyje yra, jūs užsidarėt ir neteka, tai aš nuo to kaip obeliai vaikas. Jisai yra puiku, nėra obuolys supūs arba į kitą suvalgys. Bet kaip žmonės sako, man reikia kito, tai nieko neturi su meile. Ir tai absoliučiai veikia visuomet. Žinot, daug kas sako, nekreipkite dėmesį į kūną. Nu, kaip ir bažnyčioje sako irgi. Sakyčiau, kad vis tik atneškim tą gerumą iki kūno irgi. Jeigu mes radom laimę, radom meilę, tai reikia atnešti pirmiausia iki savo kūno. Po to iki artimųjų, šalia. Reikia atnešti. Ir keisti pasaulį, žemę, sodinti, auginti. Technika, mokslas nepaprastai derinasi su meditacija, su laimingu, geru, sveiku gyvenimu. Tiesiog pradžioje aš buvau grynas technikas, vėlgi man pasisekė, kad aš tyrinėjau energijų perėjimą iš kristalo į elektrinę vėlinimo liniją ir atgal. Ir aš paskui pastebėjau, kad tai yra beveik taip pat, kaip sąveikauja kūnas ir protas. Kaip protas ir kūnas. Vienas su kitu. Tai čia buvo pirma tokia reikšminga mano pastaba, supratimas, kad tai pereina. Paskui aš sužinojau, taip, iš tikrųjų kūnas ir protas, ir energija yra vieninga sistema, tik mes tą turim pajausti. Jeigu jūs man pasakysit, kad tai yra vieninga, bet aš nejaučiu, tai aš nerasiu veiksmo, kuris atitinka tą vienovę. Aš turiu daryti kiekvieną žingsnį iš tos vienovės jutimo. Dalykas, ką daro natūralus žmogus, sveikas žmogus, sąmoningas žmogus, jis jaučiasi, jis kuria savo sveikatą, savo džiaugsmą, savo laimę, savo turtus, savo ekstaziškumą, palaimą ir po to dalyjasi. Ir dalymasis, kūrimas yra, kaip jau, išcentruotas iš to, kad aš esu tiesus kūne ir tiesus prote, ir tiesus sieloj. Bet sieloje mes galime būti tiesus tik, kai esam jau sąmoniai. Protas yra daug žemiau, jokių vilčių su protu, ką nors padaryti sieloj, išskyrus sugadinti. Taip, aš šitą nesileisiu čia, bet tokio dalyko, kad aš myliu, manęs nemyli, taip man nebuvo, taip nebūna. Pirmiausia, jeigu kas nors myli, tai nėra aš. Bet čia tokia gilesnė tiesa, kuri yra ne visai suprantama. Jeigu manyje gimsta meilė, tai aš dingsta. Ir jos nenukreipi kur nors, į kurią nors pusę, bet jinai pati teka. Ir čia aš mačiau. Kur susirašyti, pamedituoti. Ir jūs dar ateikit, kol aš esu kūne. Kai manęs kūne nebus, žmonės stengiasi, bet bus sunkiau. Bet aš dar ruošiuosi gimti, nežinau, Lietuvoje tik tai. A jūs tikit, kad gims? Aš netikiu, aš žinau. Kaip tai? Jokio, jeigu aš žinau, kad buvo praeiti gyvenimai, jūs galite sakyti, ar jūs gerai, atsimeni, tai kaip? Dabar pasakyk, tu žinai, kad tu vakar buvai? Žinau. O kad pernai buvai? Nu irgi tiek Tikrai, prisimenu. tai tas pats praeitų gyvenimų, dar tikriau. Tai nėra, jokių abejonių negali būti. Jeigu tu dabar kažkas ateis, tau sakys, ką tu, šneki, tu vakar buvai, iš kur tu žinai? O kaip jūs visą laiką tam pačiam pasaulyje ar kitos pasaulius, kitos žvaigždės?